Aš dar vieną noriu paskaityti, kadangi jis labai tinka šitoj visoj temoj vertėjų irgi. Aš nesenai tik išverčiau šitą eilėraštį, čia yra Aušros Kazėdunaitės eilėraštis ir jis yra apie vertėją. Saulės rate degantis žultienas ir tyra saulė. Kas rytą pateka saulė, kas rytą ir leidžiasi, vėl ir vėl, tas senas vertėjas ispanas vis tyko tamsam koridoriui. Kalba apie Saramago, su kuriuo šnekėjosi tą pačią dieną, kai šis gavo Nobelį. Ir Gabriela Mistral sako, ji rašė apie moteris, very hard. Kritikuoja mano valgymo įpročius, niekada nieko neklausė, išskyrus, o kodėl tu rūkai? Bet atsakymų jis nelaukia. Sako, kad pažįsta visus iš tikrųjų svarbus rašytojus ir kai atvyksiu į Madridą, būtinai supažindins. Galbūt greitai tave žinos visas pasaulis. Tai nėra neįmanoma, haha. Verčia latvių poetus, bet tikina, kad jie niekas palyginus su ispanais. Visus rašytojus matuoja pagal tai, kiek jie versti į kitas kalbas. Be vertėjų jie būtų niekas. Sako, gerai būti vertėjų, labai, labai gerai būti vertėjų. Jo akys žiba, jis čepteli ir svajingai nusišypsojęs priduria. O rašytojų būti blogai, labai blogai. Tau teks rasti būdą susidoroti su priešais. Bet kažkada seniai jis iš tiesų buvo bent kartą įsimylėjęs. Ir jo galva buvo tyra ir skaidri, pagaminta iš plono stiklo, veik per matomą vazą, skirtą pamerkti gražiausiams tėvų kelių pokštėms. Ačiū.